Dėkui, posėdžio pirmininkė. Mane šiandien jau nustebino sveikatos apsaugos ministrė, kuri pasirašyti įsakymą, kuris įsigalioja atbulinę datą sugeba dėl paslaugų apmokėjimo, bet nežino, kad pusantro mėnesio vėluoja atsiskaitimas su įstaigomis už pirmą ketvirtį. Tai yra tikrai nuostabu. Aš dar apie kitą dalyką norėjau paklausti, kas mane vėlgi stebina sveikatos apsaugos ministerijai. Jūs deklaravote nuo pirmųjų dienų ministravimo, kad aktyviai bendradarbiausite su socialiniais partneriais. Tai, man atrodo, šitas jūsų pasakymas buvo absoliučiai deklaratyvus. Todėl, kad po praeito pirmadienio, kai jūs susitikote ministerijoje su komanda, su pacientų organizacijų atstovais, viena iš pacientų organizacijų atstovė man parašė laišką, kuriame aprašė, kaip vyko tas susitikimas. Ir jinai sako, po šio susitikimo jaučiausi itin nemaloniai, kadangi turėjau atlaikyti nekonstruktyvę kritiką, tiesioginius užgauliojimus ir nekorektišką retoriką. Tai, ministrė, kaip jūs vertinat tokį bendradarbiavimą, tokį viceministrės elgesį? Ir dar vienas klausimas. Ką blogo jums padarė kardiolitą? Dėkoju, gerbiamas Seimo narė, Jums už klausimą. Reaguojant į Jūsų komentarą dėl žinojimo apie vėluojantį apmokėjimą, tai jis yra susijęs su ligonių kasų reforma ir teritorinių ligonių kasų integravimu į ligonių kasų bendrą struktūrą. Ir ligonių kasų vadovas yra informavęs raštu gydymo įstaigas, kad dėl vykstančios reformos gali būti šiokie tokie vėlavimai. Tai įstaigos apie tai yra informuotos ir vyksta procesai ir darbai taip, kaip jie turi vykti. Susitikime su pacientų organizacijomis aš dalyvavau pati ir ta retorika ir refleksija, kurią jūs dabar pateikėte, sakyčiau, ji netitinka realybės, nes aš pati dalyvavau pokalbėje su pacientų organizacijom ir tikrai kalbėjomės. Ir kažkokio priešiškumo organizacijų atstovams tikrai nebuvo, mes tengiamės išgirsti tas nuomonės ir tos nuomonės iš tiesų buvo skirtingos, jos buvo labai gražiai atspindinčios visą paslaugų teikimo realybę ir pacientų perspektyvas.